ir tave biškį užpinėsiu, kad tu matytumės pagrindinėme ekrane. Nu, tai labas dar kartą jūs tai, nors mes čia šiek tiek prieš šitą pokalbį jau įžangą padarėm, prisiminėm senus gerus laikus. Taip, Tai aš gal šiek tiek Justą pristatysiu ir įvesiu, tai su Justu mūsų keliai susikirto, jei gerai atsimenu, 2008 ar 2009. Tokiam pirmam kursė universitete, kur ten studijavom, pradėjom, ar studijuoti, ar studentavom, gal labiau tada ten buvo studentavimas su studijavimo prieskoniais. sutinku, turbūt pradžia nebuvo apie mokslą, bet laikui bėgant mokslas turbūt, žinai, nu, nenori, bet paėmė viršų. Jo, nenori, priėmė jūs. Taip. Tai dėkui jūs, kad skiri šitą valandą pasišnekėti ir šitas pokalbis jis bus patalpintas nuo vadovo bendruomeniai, kuri vat, ir, kiek esu apsiklausęs, labiausiai mėgsta pasiklausyti nuo kitų vadovų istorijas. Ne kiek ten patarimų gauti, bet galbūt daugiau tokio įkvėpimo, idėjų, minčių ir iš to tada ateina tam tikri dalykai, ką būtų galima nuveikti toliau. Tai aš su tavimi šiek tiek pasidalinau ten klausimais, bet labai kviečiu ir kiek pačiam yra įmanoma, jeigu matysi, kad yra kita tema, ten temą galima gilinti pačiu, tai mes tiesiog galime pasilikti, tai turim valandą tam laiku. Tai man gal tu užduotas pirmas klausimas, apskritai, pažinau, kad tu esi, buvai tiksliau, nežinau, kad dar ir esi dabar krepšinio arbitras. Taip. Ir kada ruošėme šitam pokalbiui, paminėjai, kad yra tam tikrų dalykų, kurios tu pasiėmė iš teisėjavimo. Ir dabar būnant įmonės ir vadovo, ir direktorium, galbūt kažką ir naudoji. Bet kaip prasidėjo tas tavo visas kelias, kaip tęsiasi? Buvai arbitras, ten kiti dalykai, ir po to dabar įmonės direktorius. Kaip viskas dėliojasi? Tai jo, čia nėra paslaptis, ar ne, kad aš kažkiek pasikalbėjom, koks šitas galėtų turinys būti. Tai gal visų pirma, kas klausys šito įrašo, tai sveiki, esu Justas Asevičius, kažkur tai matysit, ar ne, su Brasta Pack įmonės vadovas. Ir turbūt į tą klausimą atsakant, tai norėčiau gal dar taip, žinai, dar atgal, nes jau tas arbitro buvimas turbūt buvo irgi kažkokia tai pasiekmė, vadinkim, to kelio kažkokio, ne iki kažkokio, kurio aš čia dabar atėjau. Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad esu labai dėkingas savo mamai ir tėčiui, kurie pasirinko pedagogo specialybę. Ir mano mama yra jau buvusi, bet pradinių klasių mokytoja. Mano tėtis yra buvęs krepšinio treneris ir teisėjas ir taip toliau ir panašiai. Tai aš paniškai nuo labai vaikystės bijojau darželio. Ir jeigu einant, sakykime, gatve aš pamatydavau tą įstaigą, aš taip turbūt pavadinsiu, ar ne, tai man kildavo panika, ašaros, aš į kitą pusę perdavau, kažkokį turėjau tokį labai siaubą ir didelį įsivaizdavimą, kad ten yra labai blogai. Ir dėl to, kad mano tėvai dirbo tokį, sakykime, negaliu sakyti, kad jis pamaininis darbas, ne, bet ryte mama mokykloj, po pietų tėčio treniruotės yra, arba tėčio treniruotės iš ryto. Tai aš save sakau taip, kad aš nuo 3 metų užaugau krepšinio aikštelėje. Neteko galimybės ir dėl to labai džiaugiuosi, ar ne, lankyti darželio. Tai aš turbūt mačiau ir į pasąmonę dėjosi tam tikri dalykai, kada yra kažkokia tai sistema, ar ne, kaip vyksta treniruotės. Jeigu į treniruotės negalėdavau įeiti, tai turėjau galimybę netgi ir vieną kartą pabaigti 2 kartus pradinę klasę. Tai, žinai, būnant pamokose, sėdint galutiniam suole, mokinantis skaityti, rašyti, to aiškiai nesuprasdamas, vadinkim taip. Tai turbūt ta tėvų pasirinkta profesija labai aiškiai persidėjo man ir į namus, vadinkim taip, nes grafikas pakankamai būdavo disciplinuotas ir aiškus, kad tu atsikeli, jau mokyklos laikais ar ne važiuoji į pamokas, tada po pamokų eini pas mamą į klasę, ruoši pamokas, grįžti, pavalgai,
į krepšinio treniruotę, po krepšinio treniruotės grįžti, vėl yra pamokos ir tiesiai šviesiai sakant, aš to kiemo 9 mėnesius aš jo nelabai turėdavau. Tai būdavo toksai pakankamai griežtas grafikas, dėl ko aš kažkaip pykau, o dabar labai stipriai džiaugiuosi, kad jisai toksai yra viduje išsiugdęs, ar ne? Ir taip jau gavosi, kad, sakykime, kaip matot, nesusiklostė man krepšininko karjerą, nesu aš krepšininkas labai. Dar ne pabaiga jūs tai dar. Jo, bet tai yra aistra, kurią aš labai stipriai mėgstu ar ne, ir jie domiuosi. Ir gal irgi čia taip į šeimos tam tikras peripetijas nenueinant, kaip to teisėjų tapau, tai buvo griežtas pokalbis, bet vėlgi kažką aš iš jo pasiėmiau. Tai aš labai puikiai atsimenu, man buvo turbūt berods 14 gal metų, kada mano tėtis mane pasikvietė ir sako, aš jūs tai daug krepšininkų matęs, kurie gali šaukti. Ir taip, čia kaip darbo pokalbis, žinai, kad kažkoks sprendimas ir sako, faktas, kaip aš sakau, iš tas krepšininko nebus, bet meilės šitam sportui tikrai nereikia jos atimti ir manau, kad turi galimybę tapti krepšinio teisėjų. Tai tikrai buvo didelis šokas, bet tai buvo turbūt viena iš nedaugelio gyvenimo pamokų, kurie taip ėjo ir paskui gyvenime tu prisimeni ir kitose vietose panaudoji. Tai tas teisėjo kelias prasidėjo, žinai, turbūt, nežinau, kiek bendruomenė klausanti žinos ar nežinos, Gytis Vilius, ar ne, 3 šilės švipės Eurolygos finaliniam ketvirtui, neblogas mano draugas. Ir kadangi mes beveik vienmečiai esam, mes startavom mokytis. Tai labai didelis dėkui Gyčio tėčiui, kuris investavo labai daug laiko į mumis. Įsivaizduokit, kad vyksta kažkokios tai varžybos, tuo metu čia nebūdavo skubių peržiūrų, ten televizorių ir taip toliau, bet jis aukodamas savo laisvalaikį ir dėdamas pastangas, jisai filmuodavo mūsų varžybas, filmuodavo mūsų gestus, formavo mūsų kūno kalbą, kaip mes turėtumėm visą tą daryti. Ir vieną, ką tu sako, kitą, ką tu parodo faktu, ar ne? Tai vėlgi kažkiek į biznio tą temą pereinant, tai sakant, tu kažką negerai darai ir kažkaip neteisingai elgiesi, ar ne? Taip, žodžiai yra gerai, bet jie gali būti interpretuojami. Todėl labai svarbus yra tas faktų rinkinys, ar ne, kuris padeda pamatyti tiek pačiam tau, tiek kažkuriam tai kitam, ar ne, ar tai klaidas, arba netgi, kaip sakoma, gerus dalykus. Lygiai taip pat. Nėra taip, kad tik viskas apie blogą, ar ne? Tai vat, ir tas kelias kažkoks tai buvo, kažkiek tai laiko, kažkaip sekėsi, kažkiek nesisekė, vadinkim taip. Bet mano turbūt didžiausiai tai takeaway buvo taip, kad stresinės situacijos, jūs užduokit, yra sportas, komandinis sportas, kada vyksta iš vienos pusės rutina, ar ne, kur vyksta tas pats, reikia su tuo vienu sviediniu įmesti tą vieną skylę, bet daug veiksmo vyksta ir pastovi, ir kadangi tai yra emocijos, tai ir leksika, ir necenzūriniai žodžiai, ir viskas yra suasmeninta, vadinkim taip. Tai žinot, nieko nėra geriau turėti tą švilpuką burnoj ir kada tu gauni emociją žmogaus, tai žinot, mane mokino, kaip ten sako, iki 10 reikia suskaičiuoti ir tada kažką tai sakyti, kada tą pirmą filtrą nusiemi ir galima judėti toliau. Tai tas švilpukas būdavo geriausias filtras, žinai. Esant kažkokiai tai sudėtingai situacijai, tu galėdavai pagalvoti, išklausyti, ir tada interpretuoti, ar tai yra, kaip, nežinau, gal čia negražu karts nuo karto tą anglišką žodį pasakyti, bet insult yourself, ne? Ar tai yra tiesiog emocija. Mes jau visi turim ir ne visą laiką emocija yra ta žinutė, kurią reikėtų pasakyti. Tai ramus dialogas, nuleistas balsas, perklausimas klausimo, ar jūs taip galvojat, kad, jūs ten padarėt pražangą, ar tai yra susijęta su manim, ar tai su varžovu, ar, žinai, tokie patys klausimai, aš sutinku, kad jūs norit laimėti. Tai duoda visai kitokio dialogo prasme ir problemų sprendimą, vadinkim taip, ne?
Nes sutikim, kad krepšinio varžybose teisėjas tai yra galios priemonė, ar ne? Kuri gali lemti krypti, išbauduoti, dar kažkokį tokį dalyką daryti. Tai labai svarbu tą galę teisingai išnaudoti, ar ne? Tai va, tai turbūt šitie tokie pamatai bendravimo ir konfliktinių situacijų buvimas ir išliekant joje ramiam, tai yra pamatinė vertybė mano supratimu, kada yra kalba apie dialogą, apie problemų sprendimą, ką ir minėjau, ar ne? Tai va, o toliau, sakykime, iki kol aš čia esu susiradęs savo vietą šiame etape, ar ne, tai yra turbūt gyvenimo pamokos, žinai, Gediminai, kada eini iš vienos vietos į kitą vietą ir tą patirtį kažkokią tai kaupi, žinai. Tai aš turbūt gal, iš savęs daugiau esu toks iš pardavimų srities vis dėlto žmogus, kada tas bendravimas ir komunikacija tarpusavį man teikia nemažą malonumą. Tai tas gyvenimas taip ir prasidėjo, kad prasidėjo viskas nuo tokio noro būti pardavimuose turbūt taip, bet supratimas, kad ne viskas auksų, kas auksų žiba, žinai, aš čia tokį lyrinį nuokrypį turiu. Man berods buvo dar gal prieš mūsų pažintį, o gal tai pirmas kursas buvo, aš tikrai neatsimenu. Ir turbūt jau buvo pirmas kursas ir mes įstojom į Vilniaus universitetą, ekonomikos fakultetas, ar ne. Ir aš galvoju, jau čia jau yra titulas, jau čia viskas galima padaryti. Ir aš turėjau darbo pokalbį viename iš jau nebeegzistuojančių, bet bankų, ar ne? Ir aš nuėjęs į darbo pokalbį, aš veržlus, jaunas, aš viską moku, viską galiu padaryti. Ir tas darbo pokalbis buvo toksai iš vienos pusės, žinai, ko aš noriu, ką aš galiu gauti, taip toliau ir panašiai. Ir ko gero buvo mano pirmoji pamoka, kada man sako, tu nestatyk savo sąlygų, mes čia ateinam pasišnekėti, tu dar nieko nemoki, žinai. O man toksai buvo pyktis, kad tai tu esi, o kaip tu gali tą patirtį turėti, žinai, iš kur ta patirtis atsiranda, žinai, tai va per tokius dalykus tos patirtis atsiranda. Milijonas feilų mano gyvenime buvo, žinai, milijonas, jeigu ne 2. Bet aš iš to kiekvieno feilo, žinai, kažkaip bandai tokį dalyką išsitraukti ir to nekartot. Tai kažkiek atliepiant ir peršokant šiek tiek į dabartinę situaciją, turbūt vienas yra pagrindinių mano krypčių, kalbant su savo komandai, su savo vadovais ar su specialistais, ar ne, kad, nenoriu tos šabloninės frazės pasakyti, kad klysti yra žmogiška, ar ne, bet turbūt kiekviena klaida artina mumis prie to nugalėtojo mentaliteto, ar ne, kaip mes galim pagaminti kažkokį tai gaminį, nežinodami, kaip reikia pagaminti, arba iš karto naktį prabudę žinodami, kaip padaryti. Tai nesėkmės mus artina prie laimėjimų. Grįžt, tvarkyti procesą, judėti tolyn, grįžt ir tai tikrai, kai tu komandai perteiki tą mentalitetą, kad suklysti, tai čia normalus dalykas. Aš netgi, kaip žinai, sakau, jeigu suklydai vienu kartu, suklydai toj pačioj vietoj antrą kartą, trečią kartą suklydai tokioj vietoj, tai aš galvoju, kad reikia pasitikrinti tiesiog regėjimą, žinai. Gal tu nematai tos problemos, kad jinai čia. Tai nieko asmeniško, žinai, su tuo, kad tu kažkaip nemoki, bet gal tu jos tiesiog nematai, žinai. Tai, humoro aišku forma, žinai, bet toks kažkaip betarpinis bendravimas. Tai va, tai kada išmokau aš tą pamoką, kad vis dėlto ne ant medžių pozicijos ir pinigai yra augančios, ar ne, tai buvo toksai, ne tai kad sprendimas, bet buvimas ne tai, kad irgi tinkamų vietų, tinkamų vietų, bet tiesiog supratimas, kad vis tiek kažkas tai turi prasidėti, kažkaip reikia pradėti, ar ne. Tai mano karjera turbūt prasidėjo elementariai nuo kavos aparatų
operatoriaus, taip reikėtų sakyti, kurie prižiūri kavos aparatus, daugiau paslaugos biznis buvo, ar ne? Bet man galvoje buvo labai aiški mintis, kad tai yra laikina stotelė, kad aš save kažkaip įsivaizduoju tokių šiek tiek didesnių tikslų, kur aš noriu būti ir ką aš noriu daryti. Tai tos pamokos vėlgi, žinot, imi elementarų darbą, kuris atrodytų nieko bendro galbūt neturi su vadovavimu ar ne, ir buvimo, ar ten užduočių delegavimo, bet aš vėl sakau, tai yra apie problemų sprendimą su visokio lygmens žmonėm. Ar tai būtų viešas klientas autobusų stoty, ar tai būtų gydytojas, ar tai būtų studentas, ar ne, tai kiekvienu kartu kažkokia tai nauja patirtis, kaip tu dylini, kaip tu šneki, kaip tu išlieki ramus su tuo švilpuku burnoje, nes problema yra tokia pati emocija išeinanti. Tai tas visas vėl kažkaip konstravo pažinimą su daugeliu žmonių, kaip tą galima dirbti. Kažkiek atsirado toks natūralus pardavimas, supratimas, kas, kur, kaip dėliojasi. Ir bebaigiant universitetą, bakalauro studijas, kitaip tariant, ar ne, tai buvo iniciatyva iš mano pusės su tuometiniais savo vadovais, su labai paprastu klausimu, kryžkelė, kur judam toliau. Aš savęs neįsivaizduoju, aš gink dieve netėjau su, kas yra mano supratimu, tabu man, dėrybose pasimti vieną prašiausių ginklų ir mosikuoti prašymų, kad išeiti iš darbo ir taip dėrėtis. Nes tai vėlgi gadina santykius. Tai short termų sprendžia problemą, bet long termų tai yra santykių gadinimas. Ir iš abiejų pusių visą šitas galvojantis, ne? Tai va, tai ką darom, tas darom buvo kažkiek pozicija aukščiau, kad mes einam tada jau į komercijos skyrių. Komercijos skyrius vėlgi buvo situacija, kad jis buvo suformuotas, tai mano atsiradimas jame ten toks irgi, žinai, kažkiek galbūt pritempimas buvo, ar ne, kad, matė turbūt kažkokį potencialą iš manęs, bet buvo tikrai labai sudėtingos sąlygos man pačiam realizuoti save tam tikroje vietoje, kad dažnai viskas užpildyta reikia ir turi to savo kažkokios tai nišos galvoti. Tai ta niša gavosi irgi nuo tokio naktį susapnuoto dalyko, kadangi mūsų įmonė buvo Lietuvos mastu didelė, kažkokią turėjau vaikystės neišpildytą svajonę, kad aš labai noriu Vilniuje gyventi. Ir aš tuometiniam vadovam sakau, žiūrėkit, aš dirbu su Horeca, ne, kad mes turim Kaune skyrių, kuris jau yra išbaigtinis ir ten jiems viskas labai gerai sekasi. O kas būtų, jeigu aš į Vilnių išvažiuočiau, tą patį daryčiau? Tokios, kaip sakyti, savo erdvės susiradimas, atsiprašau. Jiem tas patiko, tai gavosi 2 metai Vilniui, pradžioj metus gyvenant, kitus metus važinėjant iš Vilniaus į Kauną. Ir vėlgi, pamatas po pamato, žinai, kas yra išmokta, kaip teisėjaujant, kaip dirbant operatorių, vadybinės žinios kažkokios tai dasidėjo. Ir vėlgi, patirtis ir problemų sprendimas, ko gero, tai buvo tokie pagrindiniai dalykai. Toliau bedirbant, aš ko gero, aš nevadinu savęs kažkokiu ypač dideliu maksimalistu, sakykime, ar ne, kad ten kažkoks ultimate goalas yra, bet man turbūt gyvenimas toks yra, žinai, projektais taip dėliojas. Dabar man labiau padeda susikoncentruoti tam tikrus dalykus. Ir tas susikoncentravimas gavosi taip, kad vėlgi buvo tokia mažytė idėja, kad mes kaip įmonė galim, kadangi turėjom brandintus kavos aparatus, brandintą kavą, kilo idėja, kad galbūt galim turėti brandintus puodelius. Tai man ta idėja pasirodė kažkas tai tokio, nežinau, turbūt pats atsimeni, mes turėjom irgi tokį gamybinį profilį universitete. Man vienas iš mūsų draugų minėjo, kad sakė, tu tuo metu jau kažkaip keistai elgdais, aš to neatsimenu, žinai, bet turbūt ta gamybinė kažkokia tai pramonė viduj kažkaip natūraliai atsirado.
Ir tada gimė ta idėja, kad gal parašykim projektą, pastatykim pastatą ir turėkim fabriką popierinių puodelių. Turbūt tos žiežirbos ir užteko visam kam, kad viskas taip ir atsirastų. Aš juo patikėjau, susirgau, aš juo susitaikiau su savim, kad man tai yra svarbiausia ir aš, kaip žinai, kaip arklys, aš kitko nematau, noriu varyti priekį ir taip toliau. Tai, o viskas buvo nauja, projektų rašymas buvo nauja. Dažnai leistis į avantūras ir klysti ir suprasti, kad, nieko tokio, nes tu vis tiek judi, žinai, į priekį, tai buvo labai geras jausmas, labai geras laikas. Žinai, sentimentaliai net prisimenu, koks geras laikas buvo. Ir tada turbūt atsiradus tai gamybai, kuri atsistojo ten, kur jinai ir turėjo būti, natūraliai pradėjo lysti ir tos ankstyvosios disciplinos pamokos, vadinkim taip. Jeigu tu esi kaip pardavėjas, tu turi turėti discipliną be jokios abejonės, bet turbūt tas kūrybinis darbas, ar ne, kaip prieiti prie kliento, nes, ir pats, man atrodo, kolegas kažkiek mokai kaučinį, nežinau, kaip teisingai tą savoką pasakyti, kaip ir tą pardavimą padaryti, ir yra tų teorijų visokiausių, bet turbūt reikia suprasti, kad ir tie pirkėjai, žinai, mokinas, kaip nepaslysti ant tokių kaip mūsų. Abipusiai yra procesas. Taip, tai yra tie procesai, tai, vėlgi, ir kai tos metodikos tarpusavį pradeda pintis vieną su kita, žinai, reikia realybės neprarasti ir turi būti kreatyvus, aš iš pardaviminės pusės, vadinkim, taip kalbu. Tai atsiradus fabrikui, be disciplinos praktiškai neįmanoma yra. Neįsivaizduoju, be to, kaip tavo turi žaliavos atvažiuoti, kaip turi judėti procesas gamybinis, kaip jis turi būti apskaitytas, kaip reikalingas kraujas gamybai, tai yra pardavimai. Ir kada tu turi tokį, kurį įsivaizduokit, gamyklą, verslas nuo nulio, kai aš jau gaunu, ir čia realybė buvo tokia. Tai jeigu tu neturėsi disciplinuoti savo dienos, netgi pasidalinęs, kaip čia kas važiuoja ir kaip čia viskas dedasi, nematau galimybę sėkmiai. Yra žmonės chaosai, jo, fainai, bet nematau galimybės sėkmiai ir iš kitų patirčių, kaip galima augti, vadinkim taip, nedirbant disciplinuoti. Ir man tas pavyko, būnant 33-4 metų, kažkas tai tokio. Ir kadangi tas toks, kaip aš jau sakau, mažais projektais judėjimas kažkoks eiti į priekį man, aš galvoju, kaip tas fabrikas gali geriau būti, taip toliau. Ir nepaslaptis, kad mes neturėjom lyno tuo metu, ir man toks lynas buvo naujas žodis. Ir aš susirgau iš savęs, kad man tai labai yra įdomu ir kad tai yra viena geresnių priemonių visame kame įdėti. Ir aš tada jį tik supratau per gamybinį principą, vadinkim taip. Tai aš juo susirgau, aš juo labai stipriai domėjausi ir taip nutiko, kad kažkaip vieną dieną irgi paprašiau galvą ir sakau, blemba, dar biškį per anksti pensijos laukti, žinai, čia kur aš dabar esu, taip gali buildint, statyti kažką didelio, bet man buvo noras sužinoti, kaip kitoj sektoriui, va tą, ką aš išmokau, tas, kur klaidas padariau, žinai, gal to žingeidumo įeinančios informacijos tokio kiek jau nebeturėjai ir norėjosi dar mokytis, apie tą praktinę kažkokią tai dalį. Tai padariau žingsnelį atgal iš įmonės vadovo, sakau, gal grįžtu aš į pardavimus. Ir taip aš atsidūriau Brastapek ir buvau pardavimų vadovas. Šitoje įmonėje Lean sistemos tikrai plačiai naudojamos nuo gamybos iki ofiso. Ir Lean sistema sako, tai yra disciplina iš principo, ar ne? Tai aš jau buvau toks labai komfortiškai save iš karto susilaužęs, žinai, prieš tai, kaip viskas dėliojasi. Aš turėjau komandą iš 4 žmonių. Gal mano komanda tuo metu buvo daugiau
administracinio pobūdžio, ne pardaviminio pobūdžio, tai tikrai nėra čia ką stipriai slėpti, teko ir pakeisti komandą, praktiškai 100% pakeisti komandą ir atrasti tas, kas tiki tuo, ką tu darai, lyrinius nuokrypius, žinai, darbo pokalbius, sakykime, kurie vyksta, tai aš tokius darau, realiai mano 3 pokalbiai būna. Tai pirmas pokalbis būna grinai apie nieką. Jeigu kažkas iš auditorijos kada nors su manim teks bendrauti, turbūt jau čia toks tipsas, žinai, bet jis tiesiog yra visiškai apie nieką. Mums pasėdėti 15-20 minučių prie vieno stalo, pakalbėti tiesiog apie kas patinka gyvenimą, apie sportą, apie dar kažkokius dalykus ir pamatyti, ar mes iš principo galim bendrauti, ar mūsų, žinai, pasaulėžiūra yra to pačio dalyko, nes bus sunkių momentų, tikrai jų bus, bet jeigu tu, žinai, paprastai negali bendrauti ir tai kelia diskomfortą, tai yra normalu, ne visi mes vieni kitiem labai patinkantis esame, ar ne? Tai sukurs precedentą ir kelia į nesėkmę, gal aš taip pavadinsiu. Antras pokalbis būna jau daugiau mažiau apie tas kompetencijas, bet tu ir pirmam pokalbį, jeigu tu ieškai pardavėjo, tu supranti, kaip jis mintis dėsta, jau ten pusę darbo padaryti. Ir trečių pokalbių jau užsitvirtini, sakykime, su detalėm. Tai tą komandą teko pakeisti, teko susirasti žmonės, kurie suprato, teko pasinaudoti senom pažintim, su kažkuo esi dirbęs, vadinkim, taip ir susiburti savo komandą. Tai aš, sakykime, vidurinės krafties gal vadovam, jeigu tokią auditoriją turim, tai aš sakau, aš palinkėčiau, kad, jeigu tai nėra individualus darbas influencerio, ar ne, kada pats savo vadovauju ir tą kalėdinį vakarėlį su vyno taurė vienas prie teliko daraisi, tai puikia proga, žinai, pasigalvoti, o kas stovi už tavo pečių, žinai, ir tu su tai žmonėm tikrai nori kažką tai bendro nuveikti, tiesiog mentaliai. Tai ir man teko būti pakankamai nemažai to laiko pardavimų vadovu ir gal aš taip į smulkmenas kažkaip neįsiu, aš manau, kad tai ne tai, kad gyvenimo šansas, bet susiklostė situacija, kada aš gavau praeitais metais, lapkričio mėnesį, pasiūlymą, kad reikėtų perimti įmonės vadovo pareigas iš akcininkų. Ar abejoju, buvo turbūt kaip ir kiekvieną kartą darant bet kokį žingsnį, tų abejonių yra. Bet mano asmeniniai yra tokie, kaip aš priimu sprendimus, tai aš turiu popieriaus lapą ir aš nerašau pliusų, aš rašau minusus. Aš rašau visus minusus, dėl ko aš to negaliu daryti. Ir paskui aš darau atvirkščiai, sakau, dabar, o kodėl aš turėčiau, tavo darysiu, ar čia svarbus tas minusas ar ne, bet pradžiai tai yra gynybinė pusė žmogaus, žinai, tai tu rašai, kodėl aš negaliu eiti į sporto klubą, žinai, nes man anksti keltis reikės, nes aš laiko neturėsiu, aš atimsiu iš dukros, mano nukentės tas, trečias, ketvirtas, minusų daug lengviau yra surasti. Ir tada galvoju, bet aš tikrai negalėsiu atsikelti, visiškai kitokių principų tą. Ieškai patvirtinimo, kaip įveikti tą minusą tada. Jo, tai tas, kuo puikiausiai veikia. Ir taip nutiko, kad, taip kažkaip patapau aš to vadovu, žinai. Ir buvimas to vadovu, žinai, man atrodo, kad vėl, ar tai kartų klausimai, žinai, aš turbūt matęs įvairiausių vadovų, ir netgi palinkėjimas mano yra tam, kuris save įsivaizduotų, save karjerą einant ir ultimiai tikslą, kaip sakyti, tapti įmonės vadovu, ar ne, gerų įmonės vadovu, su patirties turinčių, tai kaip įmanoma daugiau pakeisti vadovų, kurie tau vadovauja. Mintis yra labai paprasta. Tu dirbdamas su kažkokiu tai žmogumi, ar ne, matai kažką teigiamo, kažką neigiamo, ar ne, tu pasiemi tą teigiamą dalyką ir tą neigiamą pasiemi. Ir į vieną, kaip sakyti, krepšį įsidedi ir į kitą.
su kitu lygiai taip pat. Ir tu suformuoji save galutiniam tiksle toks, koks tu esi iš gerų ir iš blogų, ko negalima daryti, ar ne? Arba kas atrodė pas kažkurį tai yra gera, kito įmonėje, kitokioj atmosferoje, kitokioj vietoje, tai yra visiškai normalu ir tai atrodo, nu, tai čia taip galima daryti, žinai. Tai kai tu surenki tą bagažą, čia kaip krepšinio, žinai, treneris ir pas vieną pažaidęs, ir pas kitą, ir pas trečią, aš nesakau, ar aš nelinkiu, žinai, kad keiskit darbovietės ten kas metai, kas du. Bet patirtis skyriuose ir su skirtingai žmonėm dirbant ir tą sukaupiant visą, žinai, krepšelį, man atrodo, tai suformuoja visai kitokią vietą, negu tu tik kopijuoji vieną toj pačioj organizacijoje. Ne? Bet vėlgi mes čia kalbam apie, aš kalbu, didelės įmonės vadovą, vadinkim taip. Jeigu tai yra padalinio ir tai yra tam tikra funkcija, ar ne, kaip, nežinau, sakykime, pamainos vadovas, ar ne, kažkoks, jisai turi tų žmonių, tai gal jam naudotis tais principais, kada tu gamini vinis ir vadovautis tais principais, kaip siuvėjas siūna kažkokį žaisliuką, gali skirtis ir auditorija, su kuria dirbi, žinai, ir taip toliau. Tai, reiktų atskirti, žinai, tą, ką norėjau pasakyti. Tai grįžtant prie tos minties, ką turėjau galvoje, tai turėjau aš galimybę mokintis iš įvairiausių ir po šiai dienai mokinuosi iš grupės vadovų, iš akcininkų, ar ne. Tai man tas tiko, vėlgi užtruko šiek tiek laiko savaip susidėlioti visą tą monotoniją, rutiną, discipliną, čia kaip norit pasakyti, čia tie patys žodžiai, tą patį reiškintis yra. Bet jeigu paėmus pavyzdį, man turbūt šių metų sausio vasario mėnesį man dar reikėdavo kiekvieną dieną atėjus suprasti, kaip įmonei sekasi, gero pusdienio, gal taip reikėtų sakyti. Šiai dienai su tais pačiais susikurtais įrankiais, susikurta disciplina ir monotonija, kai, žinai, atėjus ryte atnaujinti vieną ataskaitą, pasižiūrėti kitą, pažiūrėti trečią, aš kaip iki 10-15 minučių susiefektyvinau savo dieną, kad aš suprasčiau, kaip viskas yra. Tada aš einu į stand-upus vadinamus, ar ne? Kada aš jau sveikatą žinau, bet noriu išgirsti žmonių, kaip jie tą mato ir kaip jie kelia problemas, jas išoperuotas iki mažyčio dalyko, ar ne? Ir kaip jie dilina su juom. Tai va toks, žinai, disciplininis atsiranda darbas. Čia vėlgi, aš gal, žinai, per tą paprastą pavyzdį, žinai, sakau, nepataikom baudų, tai krepšinio terminai, žinai, problema, ką daryti, pataikyt baudą, žinai, tai gerai, tai nuo rytoj pradedam pataikyti, žinai, apie ką mes kalbam. Bet problema yra nepataikom baudų, žinai, tada mes sakom, o tai mes nepataikom baudų, tai čia ką reiškia, žinai. Tai mes metam ten, nežinau, 45% taiklumu, ar ne? Okay, tai kada čia mes skaitos, kad mes pataikom, žinai. Kas yra geras rezultatas? Jo, tai kai mes mesim 5%, tai mes būsim pataikę, nes mes suprantam, žinai. Okay, tai tada atsiranda, žinai, šitas, tada atsiranda, tai gerai, o ką mes čia darysim, koks šitas gali būti mūsų planas, žinai. Tai planas yra, žinai, viena mintim išmesti per dieną 1000 metimų ir vėl pasimatuoti. Jeigu mums čia gaunas, tada sakom, išmesti 1000 metimų, bet po bėgimo, jeigu vėl viskas gerai gaunasi. Ir trečias eiti tas varžybas, gal, žinai, nematai krepšio, žinai, čia ar prastai, žinai, sakiau. Tai va, tai jeigu į tokio pereini tą klausimą ir tas mentaliai reikalinga, žinai, tokio lygio problema, kad būtų. Bet ne tokia, bet tokia yra problema. Tai yra kaifas pamatyti, kad jos labai lengvai įsisprendžia ir jos sudaro visą esmę, visame ko. Tai va, tai jeigu čia tokia disciplina, rutina, vadinkim taip yra, ne, kas nepavyksta, tai vėlgi kiekvieną dieną yra pilna nesėkmių.
pilna nesėkmių ir netaip viskas gaunas. Tai neveikia ataskaita, tai yra pasiteisinimas kažkoksai, tai esi išvažiavęs kažkur, dar aibė dalykų atsirandantis. Bet aš kaip sakau, nu, jeigu tas yra tas laivas ten kažkur toli, žinai, yra, nu, tai turi jį varyti ir iš kiekvienos tos nesėkmės, nu, kažkiek tai išmokti, žinai. Ir turbūt išmokus, žinai, kaip, aš net nežinau, kaip tas daiktas vadinasi, bet žinai, kaip ten popierius ar kažkoks akmuo rutuliojasi į viekį, kad nenukristų atgal, būtų pakištukas turbūt. Yeah. Tai žinai, užsifiksuot, kad nu jau tu jau čia esi, jau tau ten kažkaip atgalios to nereikia. Iš minkštosios dalies, jeigu kalbam, žinai, tai vėlgi mano nuomonė čionais yra, kaip aš elgiuosi, aš visą laiką bandau savo komandos narim pasakyti, kad aš esu žmogus lygiai toks pat, kaip Gediminas prieš mane sėdintis, nu, 2 rankos, 2 kojos ar ne, ir mes dirbam tą darbą kartu. Mano situacija yra tik tokia, kad aš esu daugiau atsakingas. Esu atsakingas už tamstą, už dar kažką, žinai, ir man biški daugiau, kaip sakyt, galva skauda dėl tam tikrų dalykų, žinai. Bet iš esmės žmogiškumas negali niekur pasimesti. Pagarba, atsakomybė, bendras požiūris į rezultatus ir ėjimas į priekį, tai yra nu, ten, kur turime judėti. Tai aš, žinai, čia tokį monologą pasidariau 40 minučių, tai pabandžiau viską kažkaip prabėgti, papasakoti daugiau mažiau, kur aš buvau, blokais, aišku, žinai, ką aš valgiau, tai nežinau, jeigu nori paklausti kažkaip, ar kažkaip pooperuoti kažkokias, tai ar tai situacijas, ar ne, tai gal kažkaip paprasčiau būtų ir aš tikrai pasiryžęs atsakyti. Tai dėkui Justai, kad pasidalinai tą tokią kelionę ir taip atliepė iš principo tos visus klausimus, ką, žinai, buvau susirašęs, ką paklausti. Man, žinai, ta viena vieta, disciplina. Aš girdžiu, kad pas tave jinai įaugusi kraują yra iš principo, bet įauginta yra nuo tų mažų dienų ir turbūt vienas iš sėkmės garantų pas tave yra. Ar yra dienų, kada nepavyksta disciplinos laikytis? Tikrai taip. Aš gal vėlgi ne iš darbo pusės papasakosiu, bet labai gerai paminėjai į tą asmeninį vietą, ar ne? Tai šiai dienai mano šeima irgi pasipildė prieš metus laiko šuniuku, žinai. Ir šuo pakeitė gyvenimą, kad ir kaip būtų keista, bet man pakeitė gyvenimą ir mane išstūmė iš disciplinos tokią, kokią aš ją turėjau. Rutiną gal labiau, žinai. Ir dabar kažkokia nauja formuojasi, žinai, kad ryte atsikeli. Aš, pavyzdžiui, bandau savo gyvenime telefoną išgyvendinti, žinai, kaip galima mažiau jo naudotis to narkotikų, kaip aš vadinu, žinai. Tai ryte atsikeli, žinai, yra 20 minučių pavedžiojimas, aš ryte grįžti su šunėm, tada, žinai, yra kava žmonai, kava man, bučki žmonai, ėjimas dukros lovos pakloti, savo lovos pakloti, praustis, atsigerti kavos, išvažiuoti tam tikrą minutę, nes kad kamščiai nesirastų, žinai, atvažiuoti į darbą, susispaudyti tam tikrus mygtukus, kuriuos aš jau prieš tai pasakau. Ir man tai yra kaifas, žinai. Aš labai gerai jaučiuosi, nes pagal mano planą viskas vyksta. Bet nutinka taip, kad žmona pramiega, žinai, ir tavo dušas keičiasi laike. Ar dar kažkokius tai vietos atsitinka. Ir man tai kelia stresą, aš nemeluosiu, aš su tuo nemoku valdytis. Aš suprantu ir aš esu buvęs ne vieną kartą pokalbiuose, stresinėse situacijose, ne? Bet tu žinai, kad tu jas eini, tu eini į kleimo pokalbį, tu eini į nemalonų pokalbį su kolega, ar tai kažkas turi sprendti, bet tu jį, kaip čia sakyti, pasiruoši, kad kažkas tai nepavyktų. Bet jeigu disciplina iškrenta, ar tai darbe, man, pavyzdžiui, tai
sukelia viduje problemų. Bet iš kitos pusės, žinai, aš pasakysiu taip, kad svarbiausia yra vėl iki tos mažos vietos išsioperuoti ir suprasti, kad, na, va čia tau gali atsitikti, va tokia vieta, kuri tave gali, kaip čia pasakyti, sunervuoti ar kažkas tai tokio padaryti. Tai tu turi pasidaryti papildomą discipliną arba rutiną ir tu jos išvengsi. Tai va kaip pavyzdys telefonas, ar ne? Aš galiu čia kalbėti ir čia pasakot, koks aš čia, žinai, fainas, gražus ir taip toliau, bet aš esu irgi žmogus ir aš jį vakare eidamas miegot pasiemu į lovą, žinai, nu ir tada ten tie visi, ko reikia ir ko nereikia, neatsirandantis. Aš galiu sakyti, aš discipliną atsigulu į lovą ir miegot, bet vat nereikia discipliną. Aš susikūriu dar vieną dalyką, aš išsinešu telefono pakrovėją į kitą kambarį. Aha. Ir aš tiesiog eidamas miegot įjungiu telefono ekraną. Aš išvengiu galimybės, kad man gali mano tas kažkas nepasitarnauti. Tai tu pasidarai nepatogų įprotį, ta būtų nepatogus. Tikrai taip, tikrai taip. Dar, nu, vėlgi čia gal nėra taip labai gražu ir sakyti, turiu žalingų įpročių, ar ne? Tai vėlgi kuriesi tam tikrus dalykus, nes, sakykime, rūkymas, ar ne, tai nėra tas, dėl ko tu nori. Tiesiog ateina laikas ir ateina situacija, ar ten, nežinau, važiuojant su mašina, kas mašinui tą daro, ar ne, kažkoks tiltas pravažiuojantis yra, tai yra signalas, kad jau tą reikia daryti. Ar ten vaikas nueina miegot, signalas, kad tu čia dabar jau žalia šviesa įsijungia, jau dabar jau reikia tą, nenori, bet reikia jį padaryti, žinai. Tai jeigu tą tik tai rutiną, kuri yra nenaudinga tau ir pavedė kelis kartus, ar ne, ją reikia pakeisti tiesiog ir tada išvengsi tų tokių dalykų. Yeah. Kalbant apie, žinai, tavo kaip vadovo patirtį ir dirbant su vadovo komanda. Taip. Ką rekomenduotum naujam vadovui per pirmus pusę metų? Ką vertėtų daryti ir ko nevertėtų daryti? Turbūt, žinai, šitas klausimas yra pakankamai didelis, apie jį diskutuoti. Ir labai lygmens klausimas labai svarbus yra. Aš esu skaitęs literatūroje, kad, sakykime, jeigu tai yra įmonės vadovas, ar ne, jis pirmą ketvirtį turi rodyti rezultatus. Nes, jį samdo, jam moka didesnę algą už tai, kad jis darytų pokyčius. Nieks, jeigu yra gerai, nekeičia vadovo, vadinkime. Jeigu mes kalbam apie funkcinį vadovą, kuris yra tam tikros specifikos gal netgi, ar ne, tai tas pirmas pusmetis turbūt yra, žinai, turėtų padalinti į du dalykus. Tai yra integracija tą, ką tu darai ir žinių gilinimas. Tau turėtų būti fokusas ir turėtų būti dienoje 1000 klausimų, kodėl, kaip, kas, kur, kaip. Supras procesus. Būtent. Ir tada laikytis proceso ir suprasti, ar tenais yra netitikimų, šviežio kraujo buvimas. Okay. Tai čia turbūt yra tos svarbiausios dalykos. Jeigu mes turim, nežinau, klientų aptarnavimą, ar ne, kuris ilgus metus pas mumis veikia taip, o ne kitaip, tai prisijungus naujam žmogui, vėlgi, gal ten to proceso labai daug nereikia įsigilinti, kas įvyksta, jeigu įvyksta kleimas, jeigu ten transporto, bla, 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 bla. Bet tikrintis procesą ir dirbti pagal procesą ir sakyti, hebra, šitas tai pas jūs neveikia, žinai, arba mes taip darydavom, tai duoda kompanijai būstą, žinai. Nes suformuoti labai kažkokią aiškią užduotį savo, tai labai pagal funkciją priklauso ir toks patarimas, žinai. Mano patarimas į gilį. Jeigu tai yra funkcija, nes jeigu tai ne funkcija, yra šiek tiek kažkiek plačiau, žinai, tai mes pradedam kažkaip plačiai labai žiūrėti ir tada, žinai, siauros vietos, tik tai smulkus dirvožemis išsipurto.
O dirbant su komanda, sakykime, standartinės 5-7 žmonių komanda, arba tapai vadovu, funkciniu vadovu tapai. Sakykime, pardavimų vadovu. Nu, sakykime, dėl pardavimo, turi pardavimo vadybininkus. Jeigu aš, vėlgi dvi situacijos, aš nenoriu susukti klausimą, bet noriu, žinai, tokį takeaway grinesnių duoti žmonėm, kad, žinai, tai nebūtų populistinis pasišnekėjimas. Jeigu tu esi, žinai, išaugęs iš kompanijos, iš vidaus, iš tų, žinai, buvai 8, dabar pasidarai 1, žinai, ant tų 7. Tai ko gero, žinai, užtruks laiko pirmai pradžiai, pasakysiu grubiai, bet tokio, žinai, išsiryškinimo, kas yra kas. Nes, nepatogumas bendravimo, kaip, žinai, vienas lygmuo ir dabar čia man kažkas vadovauja. Tai tas santykių stiprinimas viduj kolektyvo turbūt yra must. Jeigu tai yra iš išorės kažkaip atėjęs ir tas standartinis, tai ir pardavimų komandai, tai aš tik padaryčiau taip. Aš nuvažiuočiau paklausčiau pardavėją, kas yra tavo key accountas, ir sakyčiau, važiuojam, supažindinsiu su juo. Ir tau bus viskas aišku apie tą žmogų, kaip jisai bendrauja, nes jisai su klientu visą laiką bendrauja vienodai. Ir jeigu jis kažkaip bandys papirkti ar dar kažką nedadaryti, ar ne, klientas visą laiką supras iš jo kalbos, kad kažkas ne taip vyksta. Jo, kažkas čia yra ne taip. Tai, taip, tai jeigu tu esi padalinio kažkaip, ar ne, tai vėlgi gali kokio nors vadovo sakyti, einam prie kažkokios gamybos linijos, gal galėčiau susipažinti su vyro operatorium, gal galit jūs man pristatyti, kaip čia atrodo ta visa, žinai, linija, kaip mums čia sekasi, vėl, 3, kaip sakyt, poros akių, žinai, jos kažkaip kitaip tą tokią tiesybę duoda. Faktas, kad santykiais yra faktas lygiai tą patį, ką aš sakiau, galiu į procesą, ar ne, bet, vėlgi, čia kaip ir kažkokį vakarėlį, ateini į naują žmonių kompaniją, nežinai, ką su kuo valgom, ar ne, tai tu turi tą kažkaip ryšį susidėlioti. Jeigu jau link rezultatų einant ir šiek tiek daugiau, tai turbūt šitie svarbiausi dalykai. Mūsų šitose pokalbiuose yra viena tokia tradicija, kad prieš tai buvęs pašnekovas užduoda klausimą sekančiam pašnekovui. Okay. Tai tavo yra vienas klausimas. Jeigu turėtum galią vieną savaitę padaryti taip, kad viskas gautųsi. Taip. Ko norėtum, kad gautųsi ir jau kad nebegalėtum atstatyti? Mes čia dabar šitą klausimą pirmos mintis, ar tai turėtų būti susiję su tematika mano? Pat pirmos mintis. Pirmos mintis. Meilės ir taikos, žinai. Su šia diena, žinai. Bet aš niekad nesvajoju ir nesapnavau, kad aš noriu būti Dievu. Nes tokią galę turint kažkaip jau ten ar Dievo, ar kažkokiais, žinai, kiekvienas religija savo turi. Tikrai niekad apie tai negalvojau, žinai. Aš turiu vieną labai asmeninį dalyką ir apie kurį aš pakeičiau, bet aš gal jo neįgarsinsiu. Okay. Bet, žinai. Jau čia. Tai va. Bet jeigu taip atsakyt, publikai sakau, tikrai, manau, yra daug to vietų ir turbūt neskubėt gyventi, žinai, tą biškį laikrodį mažiau, arba iš vis, mobilius telefonus aš nepadaryčiau, mygtukiniai paskambinti ir užtenka. Bet labai geras klausimas, labai provokuojantis, iš tikrųjų geras klausimas. Ačiū pašnekovė, kam čia padėkoti? Pašnekovas, Povilas Petrauskas. Super, tai linkėjimai jam. Būtinai perduosiu. Tai va, tavo apmąstymui galbūt, žinai, ilgesniam iš tą klausimą. Taip.
Super. Tarp kitko, mes pardavimo skyriui, kada gal tos, žinai, mažiau buvo šiek tiek tokio intensyvesnio darbo, nu galėdavai labiau gal pasiplanuoti, ar ne? Tai mes turėdavom tos mūsų stand-upus tokius, asaičiai, kitaip tariant, kiekvieną dieną, 5 minutės. Aš bandydavau penktadieniais visą laiką, žinai, tą tokią atmosferą kažkaip softinę padaryti. Ir aš irgi ateidavau, žinai, su tokiais netradiciniais klausimais, kurios būdavo labai įdomu, žinai, išgirsti tuos oponentus savo, kurie ką pasakyti. Tai aš kadangi nujaučiu, kad tu manęs paklausi tokio klausimo, toj pat, ar ne, tai aš pabandysiu irgi, jis toks ilgesnis yra, žinai, bet man jis labai patiko. Ar teko tau, ir aš tavęs pirmą paklausiu to klausimu. Gerai. Ar tu teko matyti filmą Meniu? Na, ten toksai, nu, įsivaizduokim, yra pastatytas restoranas, negyvenamas, jis labai liūdnai baigėsi ten, bet pati esmė, kad įsivaizduok, yra negyvenama sala, ne, ir yra ten 5 Michelin žvaigždučių restoranas, degustacinė vakarienė, taip toliau ir panašiai. Ir tu turi pasikviesti bet ką gali. Nu, tik gyvas žmogus turi būti. Bet ką gali ten. Šeimos narius, žinomus žmonės, istoriją, politiką, sportininkus, beribės. Ir tau reikia pasikviesti 3 žmonės, kad tau būtų gera vakarienė. Ir ką tu pasikvieti? Wow. Savo tėvą amžinatilsį. Nu, sakėm gyvą, tai ne tik. Nu, jo, jau dabar nebeišeina. Žinai, tai tokios pirmas mintis, tokios, kad būtų tikrai įdomi vakarienė, tai susadinčiau Putiną, Trumpą ir Zelenskį, kad susitartų. Okay. Bet klausimas, ar susitartų. Man dabar, žinai, davėjai. Turbūt pasiimčiau taip. Nežinau, žinai, Steveną Bartlettą, Diary of CEO, ten tokio podcast'o kūrėją, kuris kalbina, tai jį. Nu, tai Steveną turim, taip. Jo, Steveną turim. Pasiimčiau tada šitą. Aš užkito vardas pavardė, Microsoft įkūrėjas, kaip tas. Bilas Geitsas. Jo, Billą Geitsą pasiimčiau. Steve Billą. Jo, šitą pasiimčiau ir... Nu, man sukasi mintis ir man tas žmogus labai imponuoja dėl savo elgesio, pasikviesčiau Barack Obama. Okay. Ir tu įsivaizduotum, kad tu vieną gyvenimą tokio progą turi tu šitos 3 žmonės, ne, pasikvieti. Nebūtų jokių ten žmonų, komikų, kur geras vaibas visiems būtų. Ok? Tai dabar tu tos 3 žmonės turi, žinai, čia toks žaidimas, žinai, tas, kur ten yra kill, marry ir 3, ne? Nu, dabar prašau. Galima grįžti prie to pirmo trejeto. Nu, aš žinau, kaip tu pasakai, gal čia ir nepaeis, bet tai, žinai, ko čia taip labai įdomi, komandai, žinai, pirmiausia, tai labai įdomus tie pasirinkimai, žinai, vieni labai būtinai pabrėžia šeimą, nes, iš to pasirinkimo, žinai, bet vėlgi suprasim, kad gal čia mūsų dabar irgi šiek tiek kitoks kontekstas yra gal artimesnėje aplinkoje, ar mes kitaip kažkaip atsakytumėm, žinai, kad suhypint atsiranda, tu tėti minėjai, žinai, bet šiek tiek, tokių kaip bus, žinai, tai labai įdomi, žinai, ten pasikviečia dainininkus, aktorius, žmonas, dar kažkas tokio. Ir įdomiausia yra, žinai, jeigu atsiranda žmona, nes tai, žinai, mano gyvenimo partneris yra, bet čia apie nieką jisai, bet tiesiog, žinai, praskraidint nuotaiką. Ir kada, žinai, reikia pasirinkti kažką tai daryti, žinai, tai kaip ir
Nureik tą žmoną kartais būna ir... Ties to Tai va, trečio, ne? Ne. Tai ar teisingai suprantu jūs, tai, kad šitą klausimą perdodi ir sekančiai taip, pašnekovai? taip. Okay. Aš tikrai galvoju, kad, na, pažįsti mane, man su humoru turbūt nėra daug problemų gyvenime, tai daugiau šypsenos, daugiau mažų problemų, kurias galima su šypsena išgyvendinti. Per problemų sprendimą ateinanti yra patirtis. Problemų sprendimas visą laiką būna toks pat disciplinuotas. Aiškus tikslas, kur tu nori būti. Bendradarbiavimas, pagarba. Ir aš pasinaudosiu vieno žmogaus fraze, tikrai čia nėra mano. Sėkmė neišvengiama. Vienokiu ar kitokiu būdu. Visiškai. Dėkui, Justai. Nėra Už tavo istorijos pasidalinimą. Smagu šiai buvo ir pasimatyti, ir nu, to virtualiai pasikalbėti, prisiminti ir tos senus gerus laikus. Nes vis ten mintyse prabėgdavo, žinai, tie vaizdai. Taip. Tikrai būdavo smagi patirtis. Dėkui tau, kad žinai, pasidalinai ir tą vadovo istoriją, tai žinai, tokiais net ir tipsais gal net pavadinčiau tam tikrose vietose, nors mes šiandien specialiai netraukim, bet tai būtų kažkaip tai patarimai, bet manau, ten iš konteksto tikrai tai galima pasiimti tam tikras mintis savo, ką būtų galima padaryti. Tai kai darysiu rezumė, tikrai net ir atkreipsiu dėmesį, kad yra tam tikros vietos, ką galima pasižiūrėti. Tai dėkui jūs tada kartą. Šiam kartą aš tada įrašą sustabdau.